Esam Spanguolių takai gyvenamųjų namų projekte, kuris randasi Riešėje ir Vytautai. Man ir visiems žiūrovam papasakok daugiau apie šį projektą. Taip, tai yra didžiulis šeimyninis kvartalas, uždaras, iš 68 namų. Namai yra 1 aukšto, 2 aukštų. Tai yra didžiulė teritorija namams, tai yra 4,5 hektaro ir yra 1,5 hektaro didžiulė teritorija laisvalaikio zonų. Su paplūdimiu, su teniso aikštelėm, su tinklinio aikštelėm, su aukurais. Jeigu apsigyveni čia, iš čia gali niekur ir nevažiuoti. Turi viską, ko reikia. Tai va būtent ir stengiamės sukurti tokią atmosferą, kad žmonės, kurie čia įsigyja namus, jiem nebereikia vaikų vežti į kažkokią žaidimo aikšteles. Jie gali ramiai juos paleisti būtent į tą laisvalaikio zoną, kuri yra uždara, su tvara ir magnetukais galima bus patekti į vidų. Labai gerai. Tai yra privati teritorija, kur galės vaikai ir suaugę leisti labai fainą laiką. Beje, 1,5 hektaro laisvalaikio zonos teritoriją prižiūrės projekto administratorius. Tad Spanguolių takų gyventojai galės tiesiog mėgautis kokybišku laisvalaikiu. Bet grįžkime prie gyvenamosios kvartalo dalies, kurios namų fasadai priderinti prie natūralaus supančio gamtinio peizažo. Kalbant apie 1 aukšto namus, galiu paminėti, kad kvadratūros svyruoja nuo 102 iki 105 kvadratų, 2 aukštų namai nuo 115 iki 118 kvadratų. O kokie didžio sklypai prie namo? Tiek 1, tiek 2 aukštų namai turi labai panašius 5, 6, kai kurie netgi 7 arų sklypus. Tai ir grilio zonai, ir poilsio, ir net baseiną. Viskas tils. Žinoma, prie namų numatytos ir automobilių stovėjimo vietos. Tilps tiek gyventojų, tiek jų svečių mašinos. O kur dar pagrindinis kvartalo privalumas? Tai supanti gamta ir ore tvyrantis miško kvapas. O kaip su privažiavimu? Ar bus asfaltuotas kelias? Taip, asfaltuotas kelias bus nuo pagrindinio kelio iki projekto, o projekte visur visi keliai bus išgrįsti trinkelėmis. O taip kaip dabar mes vaikštom, tai bus visas projektas. Labai gerai. O užtvaras jis taip pat bus? Taip, užtvaras bus, užtvarai bus keli, nes bus tokie kaip ir 2 įvažiavimai. Čia yra vienas, kur mes einam dabar, šita pusė yra labiau pastatyta, registruota, išdirbta. Ten, kur vyksta statybos, lygiai taip pat bus įvažiavimas, grįstas trinkelėmis su užtvarais. Tai jau viskas, galima čia atvykti, įsigyti ir gyventi. Taip, tuose namuose, kurie yra nupirkti, įsigyti, jau yra pradėti apdailos darbai. Žmonės jau kuriasi. Visi pastatai, čia kur mes vaikštam, yra registruoti 90 arba 85% baigtumu. Galim imti paskolas, derinti su bankais. Pradžioje prie įvažiavimo lygiai ta pati juosta irgi yra registruota 85% baigtumu. Lygiai taip pat vidurinę dalį, kurią dabar statom, registruosim kitų metų pradžioje, tai bus vasaris, kovas, balandis. Tai vat, su ta vidurinė dalim galėsim eiti pas notarus jau kitų metų pavasarį. Tai viskas skamba labai gerai, man dabar reikia tik išsirinkti, kuris bus tas mano namas. Taip, aš tau padėsiu išsirinkti patį geriausią. Labai gerai, einam.